Kreipiuosi į premjerę. Gerbiama premjerė, dega antroji advento žvakė, einame kalėdų link ir aš, turbūt ir jūs, norite šventas kalėdas pasitikti be nuodėmės. Ir yra daug abejonių. Susitikimuose su rinkėjais mes aptarinėjom vyriausybės svarbiausius darbus. Ir aš paminiu jūsų išvardytus 3 darbus, kaip jūs žinot. Pirmas darbas jums tarsi svarbiausias, kad yra lenkiškų pavardžių rašyba su 3 mums svetimom raidėm, įteisinimas tų raidžių lenkiškose pavardėse. Antras, 37 milijonų kompensacija už žydų turtą. Ir trečias, svarbiausias, manyčiau, ne vyriausybės, o čia ortodoksų sprendimas, tai yra, kad Lietuvoje atgimsta Konstantinopolio patriarchas. Ar tikrai tai yra svarbiausi darbai? Nes man viena konservatorė, jūsų tokia užtarėja, Šiauliuose pasakė, kad tu, Stasy Tumėnai, nesupranti humoro jausmo. Tai ar čia buvo humoras, ar tikrai buvo rimtai pasakyta? Nors jūs mėgstate Šveiką, Hašeką, bet ar tai buvo humoras, ar buvo rimtai pasakyta? Ačiū. Na, labai įdomus klausimas ir dar frakcijos vardu, bet jūs turbūt žinote ir kur aš tą sakiau. Ir aš tą sakiau diskusijų festivalyje būtent, kur aš dalyvavau kaip Ingrida Šimonytė, kalbanti apie man politiškai labai svarbius ir ilgalaikius dalykus. Ir tikrai galima būtų čia vardinti visokius procentus ir kažkokius kitus dalykus, kur mes čia kiekvieną dieną darom ir daugiau mažiau visos vyriausybės daro tą patį. Nes aš nepažinau iki šiol nei vienos vyriausybės, net mano oponentų, kurie būtų norėję Lietuvos žmonėm blogo. Tai visi pagal savo supratimą sprendžiame įvairias kasdienybės problemas. Aš čia gynybos neminėjau, nors man tai yra be galo svarbus dalykas ir krašto saugumas, bet diskusija turėjo tam tikrą kontekstą. Ir man atrodo, jūs kaip vis dėlto ir žodžio žmogus, ir humanitaras turėtumėt kontekste matyti taip pat pakankamą svarbą. Tai man šitie sprendimai yra labai svarbu. Aš labai džiaugiuosi, kad Seimas sugebėjo priimti sprendimą dėl asmenvardžių rašymo. Man asmeniškai, man Ingridai Šimonytei. Man taip pat labai svarbu, kad mes atlyginome moralinę žalą bent iš dalies žmonėms, kurie buvo Lietuvoje nužudyti. Ir taip pat labai svarbu, kad Lietuvoje mūsų broliai ortodoksai, kurie negali melstis bažnyčioje, kuri palaiko Putino karą, kad jie turi galimybę turėti alternatyvą. Tai kad man tai yra žmogiškai svarbu, aš to neslepiu. Ir man tikrai šitų darbų, kurie nenusibrauks kažkokiais kitais kasdienybės iššūkiais ar kitais dalykais, tikrai pakaks savęs. Taip sakant, kai aš savęs paklausiu, ką man pavyko tikrai padaryti, kas neužsimirš rytoj, man šitie darbai ir liks labai labai svarbus. Tai taip ir supraskite, čia tikrai nėra svarbiausi vyriausybės darbai, svarbiausi šito Seimo darbai ir svarbiausi iš viso, kas Lietuvoje atsitiko. Nieko svarbesnio už nepriklausomybės atkūrimą Lietuvos istorijoje nėra įvykę.